Hello, welcome back to my filmic life. Dabar noriu greitai papasakoti, kokią čia aš avantūrą sugalvojau šiandien. Tai žodžiu, pasiėmiau miegmaišį, hamaką ir lekiu dabar į autobusų stotį ir važiuoju į Klaipėdą ir kažkur nakvosiu hamake prie jūros. Tikiuosi šį kartą pavyks, nes praeitą kartą, kai buvau medžių neradau, tai miegojau tiesiog miegmaišį kopose. Tai bilietą jau nusipirkau, už pusvalandžio autobusas, turiu dar pusę valandos, ten per daug man žmonių, tai nuvažiavau biškį į šoną. Šiaip užsivėlinau, šiandien 18:30 autobusas, tai Klaipėdoj būsiu po 9 vakaro, pusę 10, tai nežinau, tamsoje ieškosiu nakvynės vietos. Bet jaučiu jau kažkaip, kad nuotykių pilna, kupina para laukia, tai likit prie ekranų. Autobusas jau parkuojasi, galima eit dviratį rišti galą. Pagaliau atvykom į Klaipėdą, į parduotuvę, nulekiu atsigert nusipirkti, kažkokius sneksų ir tada lekiu prie jūros tiesiai į saulę palydėdavas pėsti. Ten prie jūros, bet saulėlydžio jau nespėjau pamatyti. Tai lekiu dabar kažkur pavalgyti jaučiu. Ir tada jau į nuotykius. Ką, pavalgiau Casa del Mare picą. Šiaip tikrai visai nebloga vieta, net patikrinau įvertinimas 4,8, tai jau labai good. Kainos kaip visur, picos tikrai ganėtinai neblogos. O rasa kokia eina savo, kol pavalgiau sėdynę visą šlapę nuo rasos. O aš dabar minu link Karklės, link Palangos, kažkur tenai. Ir jau galiu pasakyti, vėsoka, gana vėsoka. Tai jaučiu, reikės kažkur stot, traukti striukę. Taip, tai gana šiltas vakaras, bet blemba minant, tai taip vėsoka, eina savo, reikia dėti striukę. Naktinis žygis, naktinis vlogas. Bostūnas prie jūros, blemba. Bus čia nuotykių. O ryte tai prognozė štormas, lietus 2-3 valandas, non-stop. Tai žodžiu nuotykiai prasideda konkrečiai, ta prasme, esu dabar Karklėj, vidury Karklės miestelio, nežinau, prie Karklės paplūdimio, prie Karklės kapinių. Labai gražus mėnulis, pilnatis. O nuotykiai tai tame, kad minu nuo Melnragės iki Karklės ir pastebėjau, kad žibintas išsikraudinėjo. Tai nežinau, man, ta prasme, be žibinto, tai čia tamsoj belenkas, viskas, ta prasme, nežinau. Tai dabar planas toks minti iki Palangos, kažkur Palangoj tikrai dirbs ten barai, prašyt pasikraut žibintą ir tik tada ieškosiu kur tą hamaką išsitiest, o tai iki Palangos kokie 16 km. Be sustojimo minti apie 40-45 minutės mint, tai dabar turiu 11:30, tai apie 1 gal Palangoj būčiau, nežinau. Bet turbūt taip ir reikės daryti, nes be žibinto man be šansų. Visiškai tamsoj minu per mišką. Kažkiek tai pašviečia dar, bet va, mirks jau turi išsikrauti žibintas. Tai
Tai nežinau, jeigu išsikraus, tai bus labai blogai. Nu, čia chebrytė išsikrovė, vis tik man šitas žibintas, tai tamsoj važiuoti eina sau. Dabar aišku pasišviečiau su telefo žibintu. Randuosi vidury miškų, laukų, dar vis girdžiu jūros ošimą. Naktinis žygis ekspromtu. Welcome to Palanga. Tai dabar yra po 1:10. Tai žodžiu stopas Rąžiai. Nu ką, reivė sudalyvausiu Palangoj. Tiek tos Palangos. Rąžiai užsidaro. Judam toliau į Šventąją. Pralėksim biškį Basanavičiaus gatvę. O! Ta prasme. Ne, aš ne vietinis. Su dviračiu negalima važiuoti. Nu gerai, suk tada į kitą. Okei, nusuksiu tada. Stumiuosi. Žodžiu, gavau įspėjimą, policija sako, negalima Basanavičiaus gatvę važiuoti su dviračiu. Arba stumiesi, arba gauni protokolą. Tai sakau, stumiuosi. O! Ei! Ai, 858. Ką žinau, sakė, čia jaunuolių tūsai kažkokie. Tai įdomiai atrodo. Skanaus. Ačiū. Varyk jaunimus, jeigu daro ką nors. Tai suspausk kumštukus tikriau. Niek nebūtų. Labą teisingą pasakai. Nuvarėk, kur Tysons. Žodžiu, ieškau dabar nusimesti hamaką kažkur. Eina.
Iššūkis, o geriausia dalis ta, kad realiai dabar artėja audra, lietus, kokias 3 valandas, tai kaip minimum turėtų lyt. Nu bet, dzin, man reikia bent porą valandų pasnaust. Tai žodžiu, dabar yra 7:30 ryto. Radau tokį spotuką. Nežinau, man būtinai reikia pamiegoti bent kelias valandas. Lygtais prasideda audra, nežinau, toks vėjas, tai tikrai stiprus. Praneša lietų. Kaip čia bus, nežinau, bet reikia kristi į hamaką ir bent kiek pamiegoti. Taip gerai miegojau, blemba, lietus prižadino. Eina savo. Būtų stogelis buvęs, tai išvis būtų buvę awesome. Nu nieko, po to saulė pašvies, gal išdžiovins. Tikiuosi. Na, čia visas šlapias, blemba. Bjaurastis. Tokia šia mano ryto buitis. Oi. Bet matau, tenais oras taisosi. Gal saulytės biški pašvies. Pradžiovintų. Tai žodžiu, jaučiu aš dabar Šventojoj. Kaip čia viskas pasikeitė. Fontanai. Iki parduotuvė. Nu ten nežinau, gal iki parduotuvė ir anksčiau buvo. Bet čia fontano tai tikrai nepamenu. O žmonių kiek. Eik tu sau. Va, čia Main Street of Šventoji. Nu, ir ką jūs manot? Pramogų miestas, tiesiog pasižiūrėkit, motociklai, visokios karuselės, čili pica.
Ну, ja. So many people here. Šitam pasitraukiam. Su elektriniu mopedu lekia, tai žinai. Nu, kiškučiai, žiūrėkit, duodu aš jums morkytę.